publika. Bandom atsikabinti tentą, važiuojam prisikabinsim puspriekabę ir įsivarysim puspriekabę į garažą, nes reikia rėmą šveist, gruntuot ir dažyt. Gražiai atsikabinta. Važiuojam prisikabinsim puspriekabę. Įkišom dar strakovkės gale ir čianai. Šiaip laikas ant šitų, bet dar ir ten pasikišom. Ir iš tikro šlangą atsisuks. Šlangą su tuo, tai dar viskas turėtų būti saugiai. Baleikas trumpas telpa su fūra, o tentas jau netelpa su fūra. Galėtų būti porą metrų ilgesnis. Telptų ir tentas su fūra. Tokį šautuvą dar nusipirkom, rūdim, gal visai ir neblogai. Biškelį mėginau, tai visai atmušinėja tos radis. Tai pavyzdžiui čia. Bet iš tikrą galėtų būti galingesnis. Aišku, oro tada daugiau reiktų, bet gal šitam kompresoriui pats tas. Vakar dar Marius nuėmė puspriekabį ratus, sparnus. Reikės ir juos nusidažyti, nusišveist. Kai pirkom tą šmitą, visiškai nebuvo pasirinkimo, nes pirkom vasaros pradžioj, prieš sezoną, kelios priekabos buvo po 40 kubų. Išsirinkam šitą, kaip ir buvo panašiausia. Pats dabar lėkiu iki Kauno, stabtelėjau dar Ukmergėj, porą reikaliukų, dabar važiuoju į Kėdainius, pasiimt kėderių detalių. Į paskaitą jau matau nespėsiu, bet nieko, bus dar tų paskaitų. Iš tikrą biškelį nervuoja tos paskaitas, bet reikia. Nu nieko, pavasarį prasidės darbai, tai biškelį dėstytojai atlaidžiau žiūrės į šitą reikalą ir viskas bus gerai. Joniškis irgi atnaujino vežimus, bet dabar manęs nėra, tai tenka tėvukui su Mariu krautis, kas ganėtinai sudėtinga yra, nes jie varo su fūram, aš kraudavau, pripratęs, greit pakraudavau. Greitai tas pavasaris ateis. Tai reikia po biškį jau pasiplanuoti riešimo darbus, strategiją. Anksčiau būdavo visada, realiai vienu kartu atiduodam didelį kiekį ir būdavo visai neblogai. Bet šiemet planas yra per kelis kartus rišimus pasiskaldyti. Gal tą kokybę pavyks geresnę kviečių paimti. Nesu pašarekus, tai ne kažką. Na, bet sunku labai dėliotis, kai nuo orų labai priklausomi, nežinom, koks tas pavasaris bus, bet stengsimės atlikti, ką galim geriausiai. Ką, dalis bagažiniai, dar vieną diržą trūksta šitą. Iš Amerikos ateis, o daugiau viską turi. Man svarbiausia, kad pirštai yra ir peiliukui galimės keistis. Magdonai nauja atvežti. Traliukai, grinai kaip mūsų nukopijavom, tokį pasidarėm patys. Va, dar man ko reikia, kukurūzo kėderė. Čia kiek 8 vagelių turbūt. Čia jau FD2 modelis. Su priekaba turim tokius reikalus, kad kaip ir visa nušveista. Dar tenai reikės laukia pasikelt pilnai, nesunku palyst. Ir nušveist, tada nusiplaut. Reikėjo aišku prieš, bet nenusiplovėm prieš. Tai dabar reikės nusiplaut, tada rūdžių surišėjų, vėl nusiplaut ir dažyti. Šiaip apsišvytė visai neblogai. Tikrai bus geriau negu buvo. O su kėderiu pasikeitė visus pirštus. Nu, o čia va dar nepasikeitė. Vien dėl to, nes apačioj yra padas ir kraštuose yra. Bet didžioji dalis pakeista. Peiliukai irgi
pakeisti dalgės. Tai ta vieta neblogai. Šitai sraigį yra ištekinti irgi šlicai. Gal biškelį per trumpi gali būti. Bet gal bus gerai. O šitą vietą. Šitą sraigį irgi buvo vyriokai išardė, visi išrinkę, nes buvo ant akmenų nemažai palankstyta. Ir pirštų pozicijos tenai matosi buvo sulaužytas. Tai gerai, kad buvo jų atsarginių, tiesiog persistumdė pozicijos. Ir dabar visi pirštai bus tvarkoj, tik tai gal, sakė, reikės nusipirkti kelis pirštus įsidėti. Bet jie čia paprastai keičias, nėra didelės problemos. Update'as po savaitės, tai priekabėlė pilnai baigta. Rėmas nusidažė. Aišku, yra visokių nelygumų, bet svarbiausia mums, kad nerūdyto, tie nelygumai, tai nieko baisaus. Dar čia biškelį pasitvarkėm, buvom šitą moldingą nuėmę. Ten irgi oksidacija prasidėjus buvo. Nuėmė, nušveitė, nudažė ir vėl uždėjo. Vis tvarkingiau negu buvo. Su kėderiu irgi reikalai juda į priekį, tai dar keletą smulkmenų reikia užsisakyti, atsisiųsti ir tada apibendrinimą padarysiu, kaip kas gavosi. Gan nemažai prie to kėderio ir priekabą susiždėm. Pats biškelį mažiau dalyvauju, būnu studijose, bet dar buvom išlėkę slidinėt, taip ir nusitempė, bet reikia tikėtis savaitės bėgi, dabaigsim ir kėderį. Kukurūzų rulonų niekaip negalim pabaigti vežti, kadangi Joniškis užstabdęs kukurūzo gamybą kitą produkciją. Dabar fūra 2 savaitės jau stovi. Reikia tikėtis, jeigu paleis, per 2 savaitės turėtume susipėti, ne apie per daugiausiai ten liko. 500 gal rulonų. Jeigu paleistų, susitvarkytume prieš pavasario pagrindinius darbus, būtų labai gerai. Čia kitam sandėly irgi darbai vyksta. Tai mūrijam sienas. Ten dar toliau vieną perskirimą reikės padaryti. Užmūryti, norim pasidaryti naftos ir chemijos sandėlį, kad būtų tvarkingai. Tai dabar tokias sienas įsimūrijam ir bus tvarkingai. Pagaliau lauke neblogas oras, biški yra vėjuka, bet nieko baisaus. Bandysim užsidėti prikabinimą ir traukti lauką šitą, susidėti diržus. O čia va, įsipresavo selendblokai, reikės nupjauti, susirasti varžtus uždėti. Ir dalgę susidėti ir paleidinėsim. Čia va pagaliau įsidėjo ekranas, tai dabar galimės atjunginėti sraigę viršutinę. Nebuvo jo originaliai, pasidarėm patys, tik tai reikės pasižiūrėti, gal dar čia šlangas kažkaip tvarkingiau, kad jos nekliūtų, bet čia jos neklius, nes ta vieta žemesnė ir ta vieta, tai realiai viskas čia yra gerai. Kiravietsui dar užstačiau akumus, reikia akumų naujų, reikia jį įsivaryti, nes reikia purkštuvą pasiimti, bet iš tikrųjų ir kiravietsui reikia kabinti lėkštės, susitvarkyti lėkštės, nes nusimato po mėšlo išbarstymą užlekščiuoti jam, KMH ir paskui su lygintuvu apie 120 išlyginti. Tai va tokie darbai laukia Kirovo pavasarį. Ir purkštuvėlių kaip ir nėra labai daug. Gal šitos galus reikia pasitiesinti, nes sudaužiau visokius medžius ir stulpus. Ir dar reikia membraninis siurblys, neveikia pagal mane. Netraukia vandens iš balos. Su purkštuvėliu tokie darbai. Buvo tvarkytas. Tėvukas su Mariu tvarkė, ten gale patvarkė tas pavažas. Tai kaip ir biškelė aptvarkytas, bet dar reikia dasivesti iki galo. Šmytas priekaba, naujai nudažyta, laukia pastatyta, nėra vietos viduj. Vienam sandėly trąšas, kitam technika. Gerai lempų laidą pamačiau, pririštas, būčiau jau nutraukęs.
Ką, bandom dėtis dalgės. Prasisuksim tada be diržų, nes vienas dabar čia apsisukė. Ai va, šitas va. Juda, matosi hidro variklis, tai reikės varžtus atsileisti. Prasisukt, pasigautų, kad savo padėtį. Nes ten buvo šliciukai išdylę. Ir tada galimės dėti diržus. Dar reikia pažiūrėti, ar va čia va vaikštai tempimas centrinė diržą. Bus pirmas paleidimas su 3 diržais, centriniu ir kairiniu šoniniu, dešininis dar neuždėtas, nes tenai sraigė atgal suka, šlangas sumaišytas, matau. Pabandysiu kraną užsukti. Ir ne į tas pusės eina, šlangas šitas sumaišytas. Jo, šitas arba tu sumaišiai, ai jo, čia. Ant variklio greičiausiai. Jo, bet tai galima ir čia, ai nors čia neapkeisi ar apkeisi. Kraną apversi. Nu pabandyk užsukti. Jo, apkeiski turbūt. Čia bus lengviau. Nu pabandau. Tuoj pažiūrėsim dabar, ar kranas veikia. Sraigės viršutinės. Atsargiai. Oi, kaip reikalas. Tvarkingai. Reguliuojasi greitį. Jo. Labai gerai, matai, va, nustačiau čiutku juda. O tai reikia dabar dėl išlangas apsukti. Jo, tai šlangas sukeisim ir viską. Čia susimaišė. O per hidro variklį bėga ar ne? Nesimatot, nebėga, supasi gražiai tas supasi. Dar tavo pasipras. Padarysim apsaugą, kad vairuotojas yra. Biškį apsuku. Atvežė vieną iš kukurūzų sėklo. Šiemet sėsim 3 veislės. Pasirinkom Liberty. Ir kitų dviejų dabar nepamenu. Reikia pasižiūrėti, bet vieną 220 favo pašarui, o kita 180 grūdam ir grūdainių. Liberty irgi yra 210-220 favo. Tai Liberty šiemet sėsim pašarui. Maišelio kaina apie 7-5 eurus. O sėsiu po 8000 į hektarą. Barstytuvą prie klaso irgi prisikabinam. Susižiūrėjom, buvo kardanas linkęs ir užrūdijęs. Nu, linkęs ten minimaliai. Prasitepė. Pasigavom normą. Dar su 3-6 metrais nebarstėm. Kai 900 apsukų laikyt. Matau, kompas neišjungtas. 900 apsukų laikyt diskų. Tai gaunas, kad ant 1000 reiks ant 1000 apsisukimų barstyt. O variklio apsukas apie 1,3 gaunasi. Kas yra gal biški mažokai, bet reikia tikėtis bus sausa. Aišku, būtų geriausia hidraulinė, kad ne kardanų būtų sukami šitie hidraulinė. Bet nėra. Bus gerai ir taip. Viską surinkom, dar matau tenai kampė blėką, barštą. Šitos dar reikės iš pasnačių pasidaryti. Bandam! Ne problema. Reikia žiūrėti, junta labai lengvai. Nu, gerai, bet taip biškį padirbs, tada ir jums sudėsiu. Taip, kaip čia važiuoti pamiršta.
Reikėjo nusistatyti, kad be gazo. Bet išvažiuosim. Fendą dabar įgrūsim, priekabą atkabinsim, nes grikių nereikės, pavasarinės jos nebus grikių, tik tai požeminių miežių. Tai pačios paskutinės jos reikės. Jie nevalyti, bet ir nevalysim. Kaip ir apsidėliojom techniką, susistumdėm, pasilikom purkštuvą ant galą, kas iki vasaros nereikės, į patį galą nusistumėm. O dabar lekiu pakraut rulonų fūrą. Joniškis pagaliau po 3 savaičių atnaujino vežimus. Dabar vieną fūrą šiandien išvažiavo sava. Tai atsikrausim rydienai ir rytoj su sava 2 padarysim. O su kombaino kėderiu viskas tvarkoj. Pasileidom. Dar liks tenai yra 4 plasmasės pasikeist. Turi pirštai pagrindinės sraigės ateit iš Dotnuvos. Ir bus viskas, bet jau čia grinai prieš kulimą prisikabinsim, keletą valandų darbas ir bus pasiruošta. Ai, dar reikės įsikviesti Dotnuvą, kad elektrą sutvarkytų, nes aš tiesiog jau kaip ir praeitam video minėjau, kad iš rankos reguliuoju spaudimą. Šiaip tenai yra davikliai, kurie turėtų reguliuotą įspaudimą. O aš reguliuoju iš rankos, tai gal dėl to ir labiau dylo tos pačiūžos plasmasinės, kurias dabar padarė metalinės. O dar dėl kombaino norėjau paklausti, gal kas iš kolegų dirba su AG lyderio navigacijom ir žino, kaip jas atnaujint. Iš tikro navigacija ganėtinai neblogai veikia, tikslumas tai labai geras, tik tai su palidovu būna problemų kartais. Jeigu laukas palei mišką, dažnai praranda palidovo ryšį. Tai įmanoma kažkaip atnaujinti. Šiam video tiek ir norėjau parodyti. Būtinai, jeigu patiko video, paspauskit laikus, prenumeruokit mano kanalą, parašykit komentarą, kokių minčių turit. Reikia tikėtis, kelsiu dabar video truputį dažniau. Sekantį video planuoju pakalbėti apie tręšimus, apie veiklias medžiagas. Iš tikrųjų jau tręšimo planą kaip ir esu pasidaręs. Aprodysiu laukus ir pašnekėsiu apie tręšimus. Iki sekančių.